Antra priežastis, dėl ko vaikai mums meluoja, tai yra ta tokia hiperkompensacija tuomet, kai vaikas turi tą tokį subjektyvų įsitikinimą, kad jis nėra pakankamai įdomus toks, koks yra. Ir jeigu jisai pateiks realybę, tai jis tiesiog gali būti, kad netgi sulauks to tokio atstumimo ir jis pradeda tą realybę gražinti. Tai aišku, kad yra vaikai su žema saviverte, nugalinti vaikai. Ir jeigu galvoti tada tą tokią kryptim, kaip padėti tokiam vaikui, tai aišku, pirmiausia, tą tokį kurti kokybišką laiką ir ryšį, kad vaikas patirtų, kad jums yra gera ir smagu tiesiog leisti laiką su vaiku, o vaikui tai bus žinutė, kad aš esu pakankamai įdomus ir mamai, tėčiui smagu su manim. Antra, galvoti, kaip įgalinti vaiką, kaip nelepinti vaiko, kaip jam kurti tam vidiniam plane jausmą, kad aš galiu pats susitvarkyti su tais iššūkiais, kuriuos man duoda gyvenimas. Ir aišku, kad čia reikia labai daug to tokio padrąsinimo vaiko. Negirimo, o padrąsinimo, tikėjimo vaikų, sakymo, kad jis yra geras, protingas, sugebantis, o jūs tiesiog esate tam, kad jeigu jam reikės pagalbos, jūs padėtumėt. Ir to tokio nevertinimo, o tiesiog, nežinau, drąsinimo eiti į priekį, klysti, atsikelti, priminimo vaiko praeities sėkmių ir, tiesiog tokio palaikymo už rankos. Tai sėkmės.